Labą dieną. Labą dieną, Vaidutė. Labas. Labas. Labas, mieloji. Nu, Lietuva kalbina Švediją. Kaip malonu. Atsisukau parodyti, kad ir pas mane yra ruduo, matai, lapai krenta, lyja, šiandien toks oras nelabai fainas, bet, žinok, labai džiaugiuosi, kad mane pasikvietei. Aš galvoju, kaip gera būti su tavim svečiuose, kad ir negyva viena pas kitą, bet iš tikrųjų tai taip arti, žinai, ir taip labai laukiu. Ką reiškia technologijos, kaip smagu, kaip gerai, tikrai iš tikrųjų. Gyvenk kur nori. Tai smagu, kad ir tu džiaugiesi. Žodžiu, viena pas kitą mes esam svečiuose, tai galėsim šiek tiek pakalbėti, pabendrauti. Ir, žinai, man rūpi tokia viena tema. Žmonės daug kalba ir girdžiu, ir manęs klausia, žinai, apie ką? Apie aminorūgštis. Tai vat ir domintų mane šitas dalykas, aš tavęs norėsiu paklausti, kas tai yra. Ir gal šiek tiek, žinai, apie save tu, ar tu vartoji maistinės medžiagas? Taip, Astute, aš dabar galvoju, žinai, kaip pasakyti, gan anksti apskritai pradėjau su tom maistinėm medžiagom gyventi. Ir atrodo, žinai, kaip pasakyti, esi jaunas žmogus ir gal ką tu čia apie tą maistą ir mastai, ar ne, atsikeli ryte, pavalgai, kai tuo metu dar kaip ir pas tėvus būdavo, nu ką, užkandai, mokykla, grįžti namo, namų darbai, būreliai, tuomet jau studijos, vėlgi to laiko sustoti žmogui laiko kaip ir duota, bet lygties ir galimybių nėra, nes tu turi, žinai, atrodo, dar viską imti į save, vis ieškoti naujų galimybių, žmonės atrodo pažinti, bėgti. Ir atėjo toks momentas, kada mane gyvenimas priverstinai sustabdė, tai aš, kai buvau mama, jau 2 vaikų ir būtent kaip mano antras vaikas dukra gimė, tai pas mus šeimoje atsitiko tokia nelaimė, kada aš ir sustojau pagalvoti apie tą mūsų organizmą, ar tu jaunas, ar tu vyresnio amžiaus, tu turi turėti ir mąstyti apie jį visada. Ir žinai, mano tas pirmasis sūnus toks buvo dažnai sergantis, nu kaip ir visos mamos į darželį išveda savaitę, 2 savaitės sėdi su juo, žinai, sergančiu. Tik tai su juo buvo ne tai, kad vien slogos tokios, žinai, kaip mažiem vaikam buvo taip sunkiau, sakyčiau. Ir manau, kad tai buvo tokia pasiekmė dažno antibiotikų gydymo. O tais laikais, tai visos tos gydytojos, žinai, nori greito efekto, niekas čia tau apie tas mitybas nepasakoja. Na tai, žinok, prieš tą 15 metų aš susidūriau pirmą kartą su to maistinėm medžiagom, kaip atstatyti tiek fizinę, tiek psichinę savo sveikatą, tiek vaikų imunitetą sutvirtinti. Ir jau tada aš pradėjau domėtis, kas yra tos maistinės medžiagos, žinai. Jau 15 metų, kai praktiškai kaip žinau, kad jos egzistuoja, nes iki to laiko tai man, žinai, atrodė, kad svarbus sotus ir nebuvo tikrai to nei spektro suvokiamo, kad reikia suvalgyti įvairaus to maisto, kad reikia tų maistinių medžiagų gauti įvairių, kad viena kitai padėtų, žinai, funkcionuoti normaliai organizme. Tai va, tai jau gan anksti, žinai, aš jau pradėjau domėtis ir iš tikrųjų tai... Na ir tie mano vaikai auga gan sveiki, labai džiaugiuosi ir labai džiaugiuosi, kad tu mane kalbini, nes galėsiu pasidalinti, ką aš žinau. Šiaip esu paprastas žmogus, nesu nei ten mitybos specialistė, diplomuota, nei medikas, nei kažkas, bet aš galvoju, kad paprastas žmogus irgi turi išmanyti mitybą. Ir galų gale labai fainai būtų, jeigu jau ir mokykloje taip mokėtų mums įteikti tą maisto kokybės pasirinkimą ir kaip jisai reikalingas, ar ne, mums tam organizme funkcionuoti, ne po laiko, kad mes sužinotume, ne tada, kada prarandam sveikatą ieškoti, žinai, bet kad jau mes turėtume suvokimą, kad iš tikrųjų, kas yra svarbiausia ir kas galėtų būti ne tiek svarbu, bet susirinkus tą bazę, kaip ir susitvarkytume, su tuo šlamštmaisčius vadinamu ten, kai jau dabar jau piltos lentynos. Tai va, Saulyte, tai tu manęs klausi apie baltymą, ar ne, tai galbūt aš pradėsiu nuo tokio bendro, žinai, suvokimo, kad gyvybės grandinę sudaro maistinės medžiagos, tai bus angliavandeniai, riebalai, baltymai, fermentai, vitaminai, mineralai ir vanduo. Tai tu įsivaizduok, kad dabar ta gyvybės grandinė yra stipri tiek, kiek yra stipriausia jos silpniausia grandis. Vadinasi,
Jeigu mes gaunam kažkokios vienos labai didelį kiekį, tarkim, ar angliavandenių, ar riebalų, ar baltymų, arba fermentų, ten, tarkim, vitaminų, mineralų, jeigu gaunam vieną dalį labai daug, tai dar irgi nesiskaito kaip sveikata. Tai reiškia, kad mums reikalingas vis dėlto tas proporcingumas ieškoti tame balanse. Tai yra labai svarbu, kad gautum visas šias maistinės medžiagas, nes maistą suvartojus, jis yra skaidomas būtent į tas maistinės medžiagas, kame pasiskirsto organizme, kaip atskiros dalys, tarkim, funkcionuoti gerai pačiam organizmui. Na ir tarkim, jeigu neskaidant čia tų visų jau temų, žinai, kur ir angliavandenius, ir tuos pačius riebalus, jeigu imant vien baltymą, tai man labai patikdavo, kaip mano ta visa mokytoja vadinama Eglė, vaistininkė, pasakodavo mums paskaitose apie baltymą. Tai gal papasakosiu tai, kad tos amino rūgštys, jos ateina pas mus į organizmą kartu su baltyminiu maistu. Ir įsivaizduok taip, kad mes jau įsidėję maistą į burną, jau prasideda fermentai su seilėmis, kame prasideda skaidytis gliukozė iš maisto, ne? Ir įsivaizduok, tam skrandyje yra skrandžio rūgštis, kuris susideda iš druskos rūgšties ir tokio fermento, dabar galvoju, jisai, man atrodo, aš šitų pavadinimų turiu, pepsinas, man atrodo, kuris tą baltymą sukarpo į tokias didesnes dalis. Tai jau vadinasi, jau tenais prasideda jo